Skrist, kad gali jaust, kad gali visą pasaulį sujaukt, kad gali bėgt, kad gali šiandien su tavim. Labas vakaras turiu visiems, kurie šį sekmadienio vakarą atvyko į Vilniaus rotušę praleisti draugę vakarą su socialinės iniciatyvos Skirtingos spalvos 11-ąją herojaus istoriją. Taip pat sveikinuosi su visais, kurie stebi tiesioginę LRT ir Kauno dienų portalų transliaciją. Šį vakarą noriu pradėti nuo žodžių toms šeimoms, kurios negali būti čia, bet stebi mus tiesioginės transliacijos dėka. Greičiausiai už ekranų stebi tu, mamytė ar tėvelis, ar stebite kartu ir ieškote vilties, to tikėjimo, į kurį dabar taip sunku kabintis. Nepamirškit, kad tikėjimas jau yra, jis galbūt ne jūsų rankose, bet kitoje palatoje kovoja už gyvenimą, už norą pamatyti jūs, savo tėvus, kovoja už norą augti. Tas mažylis jau yra jūsų didžiausias tikėjimas, tad būkite vieni kitų stiprybė ir nepamirškite, kad jūs nesate vieni. Na, o aš šiandieną iš tikrųjų nešiojuosi daug emocijų, nes kalbame apie gyvybę ir jos trapumą. Ir galbūt emocijos veržiasi per kraštus taip pat dėl to, kad man gera matyti žmonės šiandieną šiame renginyje susibūrusius padėti ne tik savo šeimoms, bet ir kitoms šeimoms augti. Juk ankstukai tai mūsų mažieji superherojai, gebantys aplenkti laiką, gebantys jautriausiamis akimirkomis būti mūsų didžiausiais mokytojais. Na, o 2023 metų Higienos instituto duomenimis net 1017 mažųjų superherojų išvydo pasaulį. Tai nuo 3 iki 4 kovotojų gimstančių kiekvieną dieną Lietuvoje. Ir visai netrukus į sceną pakviesiu Eleną ir Tadą, kurių superherojės dvynukės Liucija ir Elžbieta į pasaulį atėjo ne pačiu lengviausiu keliu. Tai istorija, kurioje susipina tamsa ir šviesa, kaltė ir dėkingumas, visiška tyla ir krykštavimas, begalinis tikėjimas, malda ir viltis, kad gyvenimas gali tęstis ir jis tęsiasi. Ir nors galvoje kirba daug klausimų, bet pagrindiniai jų, kiek daug šeima gali išgyventi ir kiek daug vienas žmogus gali patirti. Tad noriu jūs visus šiltais aplodismentais į sceną pakviesti ir pasitikti Eleną ir Tadą Bruskarius. Sveiki. Labas vakaras visiems. Patoginkim. Tai aš noriu gal mūsų pokalbį pradėti nuo tos padėkos, kad esate čia šiandieną ir nors tikiu, kad galbūt nelengva grįžti į tuos prisiminimus, nes tai yra vis tiek istorija, kuri jau praėjus, bet kažkas būtent šiandieną tą istoriją irgi išgyvena, tai tikiuosi, kad tas pokalbis mūsų atviras ir taps kažkokia prasme tikėjimu ir kitoms šeimoms. Tai aš galbūt mūsų pokalbį noriu pradėti nuo tokios įžangos, nuo judviejų pačių susipažinimo istorijos ir kaip įvyko jūsų susipažinimas? Labas vakaras dar kartą visiems. Tai nežinau, kaip čia dabar pasidalinsim tais atsakymais, ne? Gal kažką naujo išgirsim arba prisiminsim kažką gražaus. Mūsų su Tadu pažinties istorija tai mena daug metų, virš 20 tai tikrai. Tačiau šeimą mes sukūrėme prieš kiek? Prieš 6. Taip, tai buvom pažįstami ilgą laiką ir kolegos buvom, kažkuriuo metu daugiau bendravom, mažiau, bet visą gyvenimą kažkaip žinojom, kaip vienas kitam kaip sekdavosi, ar ne? Šalia vienas kito. Jo. Ir kažkaip tai atsitiko taip, kad galvojom, jeigu jau čia tiek metų viskas vyksta, ta bendrystė šalia, tai pagalvojom, kad turbūt reikia tą šeimą sukurti. Kažkaip taip buvo. Ir Tadas buvo vienišas, aš buvau vieniša, o dabar mūsų yra labai didelė šeima. Labai greitai tapome didelę šeimą, daugiavaikę šeimą, nes turime 3 dukras. Taip. O Tadai ir pats pameni tą momentą, kuomet supratai, kad Elena yra tas žmogus, su kuriuo nori kurti šeimą? Aš jį turbūt visą laiką jaučiau tą momentą. Jaučiau bent jau dažniau galbūt negu Elena. Man reikėjo dėl jos pakovoti. Ta kova truko nuo 20 metų. Bet svarbu, kad ta kova pasibaigė taip, kaip pasibaigė. Aš atsimenu visus mūsų ir pirmus kartus, ir kai mes pirmą kartą susitikom. Ir mano geriausias draugas Tano mūsų pažindino.
tuo metu dar buvom labai jauni. Elena, net keturis kartus Tadas bandė pirštis ir iš 4. karto pavyko, tai kaip tik Tadas paminėjo, kad ilgai teko pakovoti, tai kaip tas, kada supratai pati, kad Tadas yra tas žmogus? Žinot, aš visada sakau, kad viskam gyvenimą apskritai, ne tik šiems mūsų santykiams įprasminti ar dalykams, kurie įvyko dabar, o ne kažkada, tai viskam turi ateiti tam tikras laikas. Vadinasi, anksčiau jisai nebuvo atėjęs. Tai man taip atrodo. Ir jo, nesudėtinga, kažkaip būtų gal pasakyti kitaip. Kiekvieni dalykai atsiranda ir pasibaigia, ar prasmė vyksta tada, kada jiems lemta įvykti. Ir man, Elena, labai įstrigo tavo pačios pasakyta mintis viename interviu, kad aš taip ilgai blaškiausi ir ieškojau laimės, o ji pasirodo 20 metų buvo visai čia pat. Tad apie tas laimės paieškas tavo suvokimu, iš tikrųjų, kaip ta laimė pasibeldžia į gyvenimus, jos ieškant ar laukiant? Įdomus klausimas, svarbus, manau, įdomus, nes daugelis žmonių, vis tiek yra žmonių, kurie šiame arba praėjusiuose savo gyvenimo etapuose turbūt bandė atsakyti savo tą klausimą, ieškojo atsakymo. Ir kartais atrodo, kad tikrai nerandi to atsakymo, ar kažką galbūt blogai darai, o kaip čia turėtų įvykti, ką dar galiu dėl to padaryti. Ir iš tiesų, kartais man taip atrodo, kad labai kažko stipriai norėdami, mes dažnai ir užsiblokuojame ir neleidžiame, žinot, kaip tekėti gerai energijai, nes tiesiog kažkokie blokai atsiranda. Ir kartais, kai kažkas atrodo, nepavyksta, reikia, man taip atrodo, paleisti arba šiek tiek atleisti, kad tiesiog galėtų vėl užsikurti kažkoks tai ratas ir su ta kažkokia nauja energija galbūt pastebėti kažką aplinkui, o galbūt įkvėpti šviežio oro gūsį ir gurkšnį ir tuomet galima atrasti aplink save naujų dalykų. O Tadai, kaip pas tave laimės paieškos, galvojas reikia ieškoti ar laukti? Man atrodo, pirmiausia, jeigu nori kažko, jeigu sieki kažko, tai turi atidaryti duris. Jeigu tos durys bus uždarytos, laimė gali praeiti pro šalį. Bet jeigu jas atidarys, jinai gali ir užsukti. O svarbiausia turbūt, kad jinai užsuktų, turi pirmiausiai pradėti klausytis. Girdėti kitą žmogų. Jeigu girdėsi tik save, tai tada irgi nebus gerai. Kai pradedi girdėti kitą žmogų, suprasti jį, supranti, kad gyvenimas ne tik tai aplink tave sukasi, bet kad nori įsileisti kitą žmogų, nori išeiti iš savo komforto zonos. Taip. Tai tada ir turi išgirsti. Ir kaip tik pratęsiant mintį apie laimės laukimą, tai iš tikrųjų vienoms šeimoms apie tai kalbėti yra lengva, kitoms kiek yra sudėtingiau, bet pakalbėkime apie pagalbinį apvaisinimą ir jūsų atveju, ką jūs galėtumėt pasakyti žmonėms, kurie vis bando šį kelią, bet tos rankos kažkaip nusvyra, kaip jas pakelti viršų ir neprarasti to tikėjimo? Aš galvoju, ir mes tikrai esame tie žmonės, kurie galėtų visiškai teisingai atsakyti į tą klausimą, nes jis turbūt sudėtingas yra. Mūsų atveju buvo pakankamai mums lengva, todėl kad tai buvo pirmas ir vienintelis bandymas ir kelias šis. Ir mums turbūt labai pasisekė šio klausimo, todėl kad tolimesnių sprendimų ir kartojimų nereikėjo jų mums išgyventi. Bet aš žinau, kad tai yra labai nedidelis procentas šeimų, kurioms tai pasiseka. Bet ir svarbu turbūt suprasti, pradedant tą kelią, kad tas kelias nėra trumpas ir nėra lygus, kad jis yra kalnuotas ir vėl gali ir emociškai, ir visaip kaip atsidurti ir labai aukštybėse ir stipriai išgyventi, bet taip pat didelius emocinius ir nuopolius gali patirti ir kaltės jausmą turbūt, ir savivertės, ir visokius kitus sudėtingus dalykus. Bet man taip atrodo, gydytojai apie tai šnekasi. Jie ruošia šeimas ir žino, jog tas kelias yra sudėtingas, todėl kad prieš pasiryžtant reikia žinoti, kad gali būti visaip ir tiesiog tai priimti irgi, bet kurį atsakymą priimti tiesiog kaip etapą. Ir tuomet, kai pasibaigė vienas
apskritai šitas dalykas visas skamba labai sudėtingai tiek laiko prasme, tiek visom kitom prasmėm. Ir mums jis lygiai taip pat atrodė, kad kaip baubas kažkoks, kaip sudėtingas labai dalykas, kurį iš vis buvo labai sunku suvokti, neturint tos patirties. Vėlgi tos žinios ateina tik iš pačių patirties ir iš gyvenimo. Tai sudėtingumą tą visą labai buvo kažkaip sunku suvokti. Ir tada atsimenu gydytojo žodžius, kad jeigu yra labai atrodo sunku, tai reikia tiesiog padalinti visą tą sudėtingą užduotį į mažas užduotėlės ir tiesiog veikti tokiu principu, kad tu tiesiog darai dabar tai, ką tu turi daryti. Išgirdęs kitą žinią, tu vėl tada toliau žinai, ką su ją daryti ir ką planuoti toliau. Tai kažkaip man padėjo gal šitoj daly suskaldyti visą kelią į daug mažų keliukų ir tada jie atrodė netokie sudėtingi. Nežinau, Tadai, papildysit kažką? Man atrodo, šiaip yra pagalbinio apvaisinimo tema labai plati ir labai daug galima apie tai kalbėti. Ir tai apima be jokios abejonės visus tos dalykus, ką Elena sakė, bet taip pat sunku kažką patarti kitom šeimom, nes tai yra labai svarbus ir finansinis aspektas. Tie dalykai kainuoja nepigiai ir sakyti, kad tai bandykit, bet žinant, kad tai yra, kai kam sunku leisti, tai yra tikrai... Mes negalim patarti to tokio kelio eiti, bet aš visą laiką kviečiu pagalvoti ir kitus apie alternatyvas, nebūtinai turėti susilaukti savo vaikų. Yra daug vaikų, kurie laukia įvaikinimo ir panašiai, ir galima tikrai apie tai pagalvoti. Reikia galvoti apie savo pasiryžimą tėvystį, kiek esi pasiryžęs turėti vaiką, kiek nori tėvystės. Ir tada bus. Ir pavyks. Taip. Ir tuomet apie tą laimę pagaliau, kuri jau pradeda belstis į pasaulį ir jūs pasiekė žinia, kad vaikutis bus ne vienas, o du. Tai kokia buvo ta pirmoji reakcija? Pirmoji reakcija buvo man tokia, kad jau buvo man, taip atrodo, COVID-as, taip. Ir jau ta situacija ligoninėse ir lankymo tos sąlygos, susitikimai su gydytojais, tai jie buvo kitokie negu kad yra dabar. Šeimos gali kartu ateiti, vyras su žmona būti kartu, laikyti vienas kitą už rankų, lydėti pas gydytojus ir taip toliau. Tai Tadas buvo tuo metu už durų, kaukės, ta prasme viskas atrodė labai rimta ir aš tikrai ėjau pas gydytoją į tokį, kaip čia, tas susitikimas toks, jisai man jau turėjo papasakot, kaip čia pasisekė viskas, kad užtikrinti situaciją ir žinokit, tikrai nesitikėjau, kad bus atsakymas toksai, dėl to, kad mes buvom apie tai kalbėję, kad gali būti tokia tikimybė, bet jinai yra labai maža. Jeigu aš gerai pamenu, tai kad tikimybė, jog kažkaip pavyksta, tai kad mums pavyktų iš pirmo karto buvo gal apie 40%, ar mažiau net šiek tiek. O kad toks rezultatas, tai gal buvo net porą procentų, tai aš tikrai nesitikėjau to. Ir ta žinia mane pribloškė. Nežinau, ar gerąją prasme, aš labai išsigandau, tikrai galvojau, ką dabar reikės daryti. Ta prasme, tikrai labai verkiau, atsimenu pas gydytoją, toks ir laimė, ir baimė, buvo toks sąmyšis, aš iš vis atrodo, kad kažkur prasmegau skradžiai ir kažkoks paraleliniam pasaulyje esu. Ir kai jau pas Tadą, sakau, ar tu žinai, kas atsitiko? Sakau, kas dabar mus? Tai sakau, kas atsitiko, kaip čia, kaip... Tai sakau, dabar kaip bus ne vienas, o du tie vaikai. Tai Tadas sako, tai kaip faina, sako, tai gerai du, bet sakau, ir kažkaip Tadai tada sakiau, bet tu sakau, nežinai, ką reiškia auginti du vaikus. O Tadas man sako, bet tu nežinai, ką reiškia mums juos šeimoje auginti ir kad mums viskas bus gerai. Tai iš tiesų, tai tie žodžiai mane privertė suprasti, dar kartą pamilti ir patikėti žmogumi, kuris yra šalia manęs. Ir aš supratau, kad jisai bus visada šalia manęs, šalia mūsų vaikų, kad mes būsim kartu, komanda, nes tai buvo žodžiai, kurios buvo išgirsti didžiausia dovana. Nes, neslėpkim, yra visokių dalykų, visokių iššūkių būna ir, tikrai, taip pagalvoti, jeigu reikėtų
vienam tokį kelią nueiti, ar, nežinau, atsitiktų kažkas, ar tiesiog gyvenimas taip sudėliotų, visokių būna, ar ne istorijų, tai iš tikrųjų tas labai turbūt gąsdina, ta mintis, kaip susitvarkyti, kaip šis ką dabar daryti. Tai tikrai aš bent jau tikrai buvau išsigandusi. Tadai nei kiek nebuvo išsigandęs. Aš kadangi patirčių neturėjau auginant vaikus, tai mano pirmieji vaikai, tai kažkaip tokių baimių jokių apskritai nejaučiau. Man tai buvo džiaugsmas. Matot, kaip yra? Kai nežinai, tai žmogus labai drąsus yra. Aš turėjau šiokią tokią patirtį su Saulė. Ta prasme, jinai jau didelė mergina, 17 metų jau Saulė yra, bet aš žinau, ką reiškia auginti vaiką ir netgi žinau, ką reiškia ją auginti vienai mamai. Tai aš tikrai man ta apskritai labai situacija rimta atrodė. Ir tokie, žinot, baubai visokie scenarijai piešėsi įvairūs ir, ta žinia yra tikrai mega, buvo stipri. Taip paprašiau atrodo viskas. Bet čia kaip ir santykiuose atsvara, yra emocijų audra ir tada Tadas įneša ramybės. Tai irgi yra balanso išvaizda. Pas mus taip ir yra iš tiesų. Taip. Ir tuomet pakalbėkime jau apie sekantį etapą, tai jeigu aš suklysiu, tai Elena pataisyk mane, bet ties 33 nėštumo savaitę viskas po truputį pradeda keistis. Ir pacituosiu tave, buvau neatsargi, sufeilinau ir užsikrėčiau per savo gimtadienį. Elena, kaip iš tikrųjų pati reagavai į tą žinią, kai užsikrėtėjai koronavirusu ir ar jau pradėjai galvoti apie tam tikrus galimus scenarijus, ar ramiai tai žiūrėjai, ar vis tiek kilo jau kažkoks nerimas? Žinokit, ne, aš kažkaip pradžioje nesijaudinau, o ką dabar padarysi, tiesiog, žinai, ir aš vis dėlto ir dabar esu linkusi taip manyti, jog ta situacija ir tos komplikacijos ir apskritai šitą istoriją įvyko tokie, kokie įvyko, todėl, kad aš nebuvau skiepyta. Jau tuo metu visus žmonės visi galėjo eiti pasiskiepyti, bet dar buvo mėnesio laikotarpis, kuomet nėščių moterų neskiepėjo. Amerikoje, Europoje, kitose šalyse jau buvo galima tai padaryti, pas mus dėja ne. Tai tiesiog dar man tas dalykas galvojau kažkaip pasakysiu, nes visą laiką labai gaila buvo dėl to aš irgi visada buvau ir kai praėjom tą kelią visada skatinau būsimas mamas tikrai žiūrėti savęs ir tikrai laikytis rekomendacijų ir skiepytis ir aš tikrai buvau už tai, nes pati buvau situacijos įkaitė. O po to užsikrėtimo tai netrodė viskas iš karto labai blogai. Atrodė visą savaitę, po žinios turbūt savaitę kažko taip gyvenom, nes mes visi užsikrėtėm šeimoje. Ir atrodė viskas ganėtinai neblogai. Žinoma, jau tas pats metas artėjant, tas trečiasis trimestras toks gal fiziškai nebuvo lengvas ir sunku buvo ir kvėpuoti. Žinote, visi tie dalykai. Toksai fiziškai tikrai toksai sudėtingesnis atrodo, bet aš tikrai buvau labai sveika ir jeigu ne šitas įvykis, tai tikrai mano vaikai nebūtų gimę anksčiau. Tai va, ir staiga viskas pasikeitė per naktį. Per naktį labai pablogėjo, mes kažkaip važiavom ieškoti pagalbos, ieškojom kaip ten tas daiktas vadinasi. Kvėpavimo aparatas. Deguonies. Jo, bet net ir jisai jau nebepadėjo, nevežėmės tokį aparatą, namie ten kvėpavau, bet ten buvo sudėtinga, tai ten tas toks plaučių uždegimas gavosi, kad jisai užsidegė vienas plautis, kitai jau po ten kelių valandų kitas, tiesiog buvo neįmanoma kvėpuoti. Ir labai pasidarė baisu, jo, toksai, bet vis tiek kažkaip, žinai, galvoju, reikia susiimti, nepanikuoti, nes, reikia išspręsti reikalus, tai nėra tokia situacija, kad tiesiog gali atsigulti į lovą, susisukti į kamuoliuką ir išlaukti. Tai tiesiog pasiskambinu su gydytoja, pasitarėm, ką daryti, jau pasakiau, kokia situacija, nes jinai ir žinojo, mano gydytoja lydinti, Diana Ramašauskaitė, didžiausias linkėjimus teisinčių, mane labai rūpestingai globojo visos kelionės metu ir mes pasitarėm, kad... Tai jinai tiesiog sakė, būk, dar pabūk, nes ta kiekviena diena
Vaikų augime mamos pilvelėje tokiu metu buvo be galo svarbi, reikšminga. Tai tiesiog kiekviena diena buvo labai svarbi, kad jie kuo ilgiau pabūtų, bet atėjus tam tikrai dienai jau tiesiog jau buvo nebeįmanoma, tai toks buvo arba klausimas ir tiesiog jau teko priimti sprendimus. O va, kaip dabar Elena pasako, kad viskas keitėsi kiekvieną dieną, tai kaip tu Tadai pats į tą situaciją reagavai? Vis tiek kilo ir nerimas, ir baimės jausmas, tai kaip ieškoji irgi ramybės savo galvoje tuo metu, matydamas ir Elenos būklę? Viskas labai greitai vyko, iš tikrųjų, kad kažkokiu kaltinimu savo turėti, žinai, mes gyvenam visą laiką po to tikrai nežinomybės uždanga, nežinom, kas bus šiandien, kas rytoj, kas po valandos ir buvo imtas ir saugumo priemonių ir testai buvo atlikti tiems svečiam, kurie norėjo patekti į gimtadienį, jie nerodė. Reiškia, tokia valia, toks mūsų etapas buvo numatytas iš aukščiau, kurį turėjom praeiti, mes toks išbandymas buvo. O toliau tiesiog stengiamės daryti viską, ką rekomendavo ir kažkokio dalykų apie nusiraminimą, apie kažką. Labai greitai viskas vyko iš tikrųjų. Jau po kelių dienų, kai pradėjo blogėti, reikėjo važiuoti. Mes net skirtingas versijas, atsimenu, aš neatsimenu, kai jinai kalbėjo su gydytoja ir sakė, kad jau važiuoti, o man atrodė, kad aš tiesiog ją palydžiu trumpam, kad į Santariškes ir jau vakare vėl grįšim, apsikabinsim ir gyvensim toliau savo gyvenimus. Bet negrįžom. Tai, o jūs, tu, Elena, irgi pati minėjai viename interviu, kad tu net neturėjai jėgų atsisveikinti. Tai kokios mintys tavo galvoje tuo metu buvo? Aš tiesiog norėjau, kad viskas greičiau pasibaigtų, nes tiesiog, žinot, jūs dabar, kai klausėte, tai atrodo, tai klausimai labai teisingi ir jautrus, bet tiesiog viskas tuo metu, žinokit, tikrai vyko arba kažkoks turbūt gal užėjęs toksai didelis stresas gal žmogų toj situacijai, kad tu turi tiesiog greitai veikti ir nebuvo kada, žinokit, ten labai atsisveikinti ar ilgesingai kažkaip tai veiksmus kažkokius tai atlikti, nes tiesiog, darai, nes turi daryti čia ir dabar. Tai va, kažkaip tai buvo turbūt. Aš ir dabar prisimenu tą momentą, kada iškviečiau greitai, kad jau atvažiuotų pas mus paimti Eleną, aš labai laukiau, kad neatvažiuotų greičiau, nes mačiau, kaip gesta, kaip sunku kvėpuoti ir kad aš namuose esu bejėgis kažką padaryti. O Elena, kaip atrodė šiaip jūsų jau ateimas dukryčių į šį pasaulį, jau kai jūs atsidūrėte ligoninėje? Ten buvo tokia įdomi situacija, kadangi kai važiavom greitąją, tai aš pamenu, kad, žinote, atsimenat, buvo toks etapas, kad būdavo tokios palapinės baltos ir kai norint patekti medicinos įstaigas, darydavo testus visiems ir kažkaip po to praleisdavo. Tai mes važiavom į tą Santariškių miestelį, vadinamą, ir kažkaip bandėm į vieną korpusą patekti ir prie tos palapinės sako, čia yra gimdyvė, COVID serganti, kuri dvynius tuoj gimdys. Ir jie ten, sako, vežkit į kitą pusę. Vėl mašina apsisuka, vėl aš kažkaip šitą dalyką labai atsimenu, vėl prie kito korpuso atvažiuoja, kiti sako, sako, vežkit į dar kažkur tai toliau. Na ir aišku, kad mes jam privažiavom, negalėjo būti taip, kad ten nesuteiks pagalbos, viskas buvo labai profesionalu, visko pasirūpinta ir viskas, žinokit, aš jau kai atvažiavau, jau laukė komanda ir labai, man taip atrodo, kad ten greitai viskas įvyko. Tos mergytės gimė, aš girdėjau jas, girdėjau vieną, girdėjau kitą, tai man tai buvo tos operacijos metu, tai svarbiausia buvo išgirsti. Kasgi to mamom yra svarbiausia? Išgirsti, pamatyti, prisiglausti, bet neteko. Man teko tik išgirsti jas, jos gimė mažos, labai iš karto tą supratau. Ir apskritai gal ne tiek dėl mažumo, bet dėl situacijos ir rimtumo. Tai aš jų nepamačiau, aš tik išgirdau jas. O toliau, bet vis tiek galvoju pamatysiu. Po kiek laiko jau pirmą kartą pamatėjai? Kiek laiko praėjo? Aš jas pamačiau po 3 savaičių, po 2 savaičių, kažkas tokio. Taip, nes taip gavosi, kad
tai buvo pirmi naujagimiai Lietuvoje, kurie gimė užsikrėtę COVID-u. Nes mamų gimdyvių, žinot, COVID laikais buvo daugybė. Bet paprastai kūdikiai, naujagimiai, jie negimdavo užsikrėti. Jie užsikrėsdavo nuo mamos artumo, nuo mamos pieno. Bet taip manė visi, jog placenta apsaugo kūdikį ir tai yra stipri apsauga ir tai, kad tie vaikai gimė užsikrėtę, tai vėlgi ir gydytojams buvo didelė naujiena. Nu tikrai, žinot, visi reagavo, tai buvo išskirtinė situacija, visi labai buvo susikoncentravę ir ta toksai apsauga tam, kad apsisaugoti ir išspręsti šitą dalyką ir stebėti, greitai reaguoti, į ką tai išsivystys, buvo labai labai svarbu. Dėl to aš manau, kad nieks ten labai, žinot, negalvoja tikrai apie tai, kaip ten paduoti naujagimį mamai, kad jiems būtų gera ir miela susitikti. O tiesiog buvo rimta situacija ir buvo kiti dalykai svarbesni tuo metu. Nes visiška nežinomybė, nebuvo jokių pavyzdžių, kaip galima elgtis tokioje situacijoje. Aš manau, kad tos situacijos niekas nesitikėjo. Niekas jai, nežinau, ar kaip čia, man sunku net pasiruošti dalykui, kai tai yra nauja kažkas, kai tu jį turi spręsti čia ir dabar, tai sunku numatyti tokius dalykus, bet aš iš tikrųjų nepaprastai esu, nežinau, čia galbūt pabaigoje reikėtų pasakyti, bet padėkoti tai visai situacijai, medikų bendruomeniai, iš tikrųjų, kurie mus lydėjo šiame kelyje, nežinau net kada čia tos nuo pradžių ir kur čia ta pabaiga buvo turbūt, kai išvykom visi. Tai mūsų tas kelias ilgas buvo su Santariškių bendruomenė. Tai yra nuostabus žmonės, aš sakiau, žmonės dievai, kurie daro stebuklus, kurie keičia žmonių likimus, netgi sakysiu taip. Ir dėka jų, man taip atrodo, mes tiesiog bendrai susitelkę galėjom sprendėm tuos dalykus. Aš mažiausiai turbūt sprendžiau, bet apskritai vyko dalykai, stebuklai, apskritai bendrai paėmus ir mes dėka visų aplinkybių turbūt mūsų ta istorija yra graži. O kada Tadai tu sužinojai, kad gimė jau dvynukės ir ankstukės, ar Elena pati turėjo jėgų pranešti, ar jau gydytojai pranešė šią žinią? Tik kai Eleną įsodinau į greitąją pagalbą ir likau vienas namuose. Vienas tarp 4 sienų. Lyg tai ir lengviau tuo metu jautiesi, nes žinai, kad žmogus yra patikimose rankose. Ten gali daugiau padėti, negu aš galiu namuose padėti. Iš kitos pusės tu esi vienas. Ir nežinai, ką galvoti. Aš tikrai negalvojau, kad jinai gimdys tą vakarą. Man tik tai vakare Elenos mama paskambino ir pasveikino, kad tai jo tėtis. Elenos mama turėjo gal pažįstamą gydytoją, kuri ten per aplinkui sužinojo, kad taip įvyko. Iš Elenos telefonas buvo paimtas ir aš paskambinti negalėjau. Tai va tik tai kitą dieną, nuo kitos dienos įgavau tokią galimybę paskambinti 2 telefonais. Vienu numeriu galėjau skambinti į Elenos reanimaciją, kitų numerių į vaikų reanimaciją. Ir tada toks buvo tikrai sunkus labai etapas, kada, žinai, tu čia vieną dieną apsikabinęs esi ir vaikus, ir Eleną, ir lauki kažko, ir kitą dieną tu esi vienas ir visiškai nežinomybė. Suprasti, ką ten tuo telefonu tau pasako, irgi labai sunku. Ten kažkokie skaičiai tokie ar tokie. Nors aš esu skaičių žmogus, tai gal man tai ir padėjo kažkiek. Plaučiai dirba 60%, ar ten kažkiek, ką žinau, kiek ten turėtų jie dirbti tie plaučiai, kad būtų gerai. Vaikų irgi reanimacijai. Taip, vaikai inkubatoriuose kvėpuoja, ten kažkas gerai, blogai, bet sunku, nes negali suprasti situacijos, negali valdyti situacijos, negali nieko žinoti apie tai. Yra tik tai tikėjimas, viltis, kad viskas bus gerai. Ir kaip viskas taip staiga tiesiog įvyksta. Akimirkom viskas keičiasi. Ir Elena, po gimdymo tu pati panirai 10 dienų komą ir gydytojai tau davė išgyventi tik 30%. Tai kaip atrodė jau tada tas visas kelias? Visa situacija ten, kaip suprantu, žaibiškų greičių kito, bet kaip tas panirimas į komą 10 dienų buvo? Jo, aš tikrai pamenu, kad po operacinio laikotarpiu gavau, kažkaip kalbėjome mes ir telefonu
ir dar kažką, tai daiktų kažką mes ten vyko pokalbis. Ir žinokit, nu tai kaip, po to viskas ir pasibaigė. Taip, iš tikrųjų buvo labai sunku kvėpuoti. Matyt, tas gimdymas organizmui padarė tokią komplikaciją ir ta liga buvo stipriai, nu, turbūt išvešėjus maksimaliai, kad su organizmui sukovot buvo sunku labai. Ir kaip suprantu, žodžiu taip, aš tai negaliu pasakyti, kaip ten buvo, nes aš nežinau, bet aš ką pati prisimenu, tai tas panirimas į komą, ten turbūt vis tiek tai vyko vaistų pagalba tam, kad žmogaus išlaikyti tą kvėpavimą. Tai man taip atrodė, aš jaučiausi kaip tokiam dideliam, žinot, pramogų parkuose būna toks kaip baltas plastikinis peršviečiamas rutulys, į kurį galima įlysti ir tu gali ridentis žole. Toksai yra daiktas. Toks didžiulis metras, kad toks. Ir man taip atrodė, kad aš esu tame rutuly, tame kamuoly ir kažkas su pompa traukia orą iš ten. Toks buvo jausmas ir aš, tai realiai, ta prasme, man toks jausmas iš tikrųjų buvo. Ir atrodo, kad traukia ir tu tiesiog ir pasibaigė viskas. Tai mano toks buvo prisiminimas ir turbūt tuo metu vyko gydytojų rimti darbai atliekami ir aš tiesiog, man šitas prisiminimas paskutinis, kuris yra mano mintise, kurį aš prisimenu. Aišku, buvo ten ir kitų dalykų po to, kurie irgi buvo mano mintise ir regėjau, mačiau iš tikrųjų įdomius tokius dalykus, mačiau ir savo laidotuvės mačiau, ir mačiau, kaip renkasi žmonės į juos, kad net oro įkvėpiau, atrodo, kad dabar mane nepritrūktų. Ir buvo tokia situacija, kad atrodo, kad aš esu pašarvota ir renkasi žmonės, jų yra labai daug žmonių, labai daug gėlių, bet nėra tarp žmonių, mano vaikų nėra. Nėra nei vienos dukters, nei tų mažų dviejų gimusių. Ir aš visi ieškau kažkaip tai akimis, galvoju, kur čia jie yra. Ir aš jų niekaip nematydavau. Ir tas veiksmas kartojasi keletą dienų. Sekanti diena atrodo, kad lygiai tokia pati, bet tų žmonių yra jau šiek tiek mažiau atėjusių, jau jiem gal nusibodo ten ateiti ir lankyti, atsisveikinti. Tai yra. Ir aš viską matau, atrodo, kad iš šalies. Ir aš noriu žmonėm pasakyti, kad kodėl jūs esate, man viskas yra gerai, bet aš esu praradus balsą ir jie manęs negirdi. Ir aš noriu jiems kažkaip tą pasakyti ir jie nemato, dėl to jie visi tenais susirinkę, žodžiu, liūdi. Ir tada kitą dieną vėl tas pats kartojosi, žmonių buvo dar šiek tiek mažiau ir aš tada atrodo, kad sukaupiau visas jėgas ir iš visų jėgų taip kažkaip tai eikit iš čia, norėjau kažkaip tai pasakyti ir mane išgirdo kažkas. Mane išgirdo ir taip, kažkoks toks, tai vyko dalykas ir žinokit, ir viskas, ir aš atsikėliau. Toks buvo dalykas. Buvau pamiršus šiaip tą istoriją, nepamiršus, bet senai jos nepasakau, bet tokia patyriminis toks buvo dalykas, labai įdomus, kad kažkaip tai vadinasi, aš kaip suprantu, įdomu irgi, kada čia tas buvo, ar tai buvo pradžia, ar tai buvo jau po kelių dienų. Man taip atrodo, kad tai buvo po kelių dienų ir galbūt organizmas kažkaip bandė sukovoti ir jis norėjo grįžti, bet tarsi tų jėgų vėl nebuvo ir tada vėl ir toksai buvo ten tokios kelios dienos, kur buvo tokios arba taip, o gal ne, tai toks. Tai iš tikrųjų sunku labai man paaiškinti, nes atrodė, nežinau, filmuose kažkas gal girdi tokio panašaus būna, knygose, nežinau, bet tai buvo labai įdomu, kažkaip galvojau, taip buvo. O tie vaizdiniai dabar dar tave kažkiek persekioja, jie sugrįžta ar jau tai visiškai? Ne, žinokit, niekada manęs daugiau jie nepersekioja, aš apie tai niekada negalvoju, nes tai buvo tik tai tas metas, tik tai tuo metu. Ir aš netgi, žinokit, kol pradėjom čia kalbėti, buvau neplanavus to sakyti,
Nes aš buvau, man atrodo, kad pamiršus netgi. Bet po to pagalvojau, kad kai jau baigėsi viskas ir tiesiog jau prasidėjo gyvenimas vėl naujas, turbūt, ar tęsiasi maniškis, tai prisiminiau, kad kažkaip tai labai įdomi tokia patirtis ir kad reikia nepamiršti šito dalyko. Ir kažkaip įsiminė man jisai, kad kažkaip dar vienas buvo toksai momentas, kad dar buvo labai sunku atsimerkti. Ir kad taip atrodo, kad kažkas tai žadina, tu jau nori būti, bet neįmanoma, ant tiek yra, žodžiu, neįmanoma, taip skaudėjo, atrodo, kad akis ar kažkaip neįmanoma buvo, jos buvo tokios sunkios ir kad norėjosi vėl būti užsimerkus ir gulėti. Ir toksai, va irgi tas etapas labai nuolat kartojasi ir taip vidui savo sakiau, tu turi susikaupti, tu turi kažkaip atsimerkti ir turi jau būti, nes ten yra tavo vaikai, kurie laukia tavęs. Ir iš tikrųjų mane viduje tas buvo labai sunkumas, atrodė, kad nieko nesinori ir aš viduje savo mintise, nors dar nebuvau pabudus, kažkur tai persipinę su tuo, kad aš žinau, kad yra tie vaikai ir viskas turi būti, kad jie manęs laukia. Ir dabar galvoju, jeigu aš pasiduosiu čia dabar, tai galvoju, tai kaip tas Tadas, taigi jis nesusitvarkys pats vienas tam. Buvo visiškai dialogas su savimi. Su savim. Ir galvoju, reikia kažkaip susikaupti ir tiesiog tai padaryti, kaip aš sakau. Kaip tik Elena prieš pradedant atsakant į šį klausimą, sakė, kad beveik nieko nepamena, bet tiek daug papasakojo. Bet viską papasakojau. Tai Tadai, kokia informacija tave pasiekė apie Elenos būklę per tas 10 dienų? Pirmom dienom aš atsimenu, kad kadangi tuos skaičius sekiau šiek tiek ir užsirašinėdavo net ant lapelio, kad suprasti juos labiau. Žiūrėjau, skaičiai gerėja, atrodo, viskas jau stabilizuojasi, viskas gerai. Ir tada pirmą Elenos reanimaciją paskambindavo, po to vaikų skambindavo ir ten gerai. Ir staiga vieną dieną paskambino ir taip pat tikėjausi gero atsakymo, kad tie skaičiai dar kažkiek pagerės. Ir sako, per naktį buvo labai blogai. Nusprendėm sukelti dirbtinę komą. Ir tada man taip išslydo žemė iš po kojų. Labai sunku buvo padaryti antrą skambutį į vaikų reanimaciją. Gal kas tenai laukia manęs. Iš tikrųjų, tas visas laikotarpis turbūt, mes abudu su Elena buvom savo siurrealybėse kažkokiose, jinai savo vizijose, aš savo vizijose ir ačiū Dievui buvo draugų, gerų draugų ir mano geras draugas Stano, jisai atvažiuodavo kiekvieną dieną pas mane ir būdavo gera tiesiog patylėti šalia, jausti kažką, ne vien tik tai šaltą sieną, bet žmogų. Aš vėliau supratau, kad jisai turi daugiau patirties Santariškių koridoriuose ir jisai ką tik buvo išgyvenęs vėžį, dar neišsveikęs, bet jau diagnozę žinojo ir jisai turėjo pažįstamų daktarų, kurie galėdavo gal kažkiek daugiau pakomentuoti tuos skaičius, kuriuos užsirašinėdavo. Ir jisai suteikdavo man viltį. Jisai, mano kiti draugai, kurios gal kažkiek daugiau mediciniškai suprato, suteikdavo viltį, kurios realiai galėjo nebūti. Buvo labai arti mirties, nors nuo manęs tai buvo nuslėpti. Ir šiandien aš jiems dėkoju galbūt už tai, kad tai leido mane palūžti, tai suteikė man tą viltį ir suteikė jėgų atsistoti ir eiti. Taip, mes gyvenam savo realybėse. Man irgi viskas kaip per miglą atrodo, tas laikas ir bemiegės naktis ir laukimas tos 8 valandos ryto, kada jau galėsiu paskambinti. Ir tų naujienų sužinojimas ir tada toliau blaškymasis, nes darbų dirbti negali, galvoti kažko negali, gerti negali, gal ir gali, bet netoks mano kelias. Ir vaikai mus grąžino į šitą pasaulį iš tikrųjų. Tada, kai Elena buvo komoje, man ten daktarai daugiau kažko labai ir negalėdavo pasakyti, vėl skaičiai kažkokie gerėja, kažkokie blogėja rodikliai. Ir tada susikoncentravau į vaikų gyvenimą, kaip jie tenai daugiau laikos. Tada pradėjau, seselės iš tikrųjų, aš jom visom labai be galo dėkingas esu, nes čia buvo, nors ir buvo labai sunkus laikas, daug taisyklių, daug ribojimų ir kažko, bet tas žmogiškumas, kuris spinduliavo iš jų, iš tikrųjų buvo labai jautrus ir stiprus. Jo savo iniciatyvą fotografavo vaikus, siuntė man nuotraukas, kad pamatyčiau, kad turėčiau apie ką galvoti.
siuntė įvairius video ir tada aš pradėjau prašytis į pirmą pasimatymą su savo mergaitė, nors negalima, vėlgi ribojimai ir covidas ir turi išlaukti 10 dienų. Ir susitariau. Ėjau į pirmą pasimatymą ir tas jausmas man iš tikrųjų turbūt iki gyvenimo pabaigos bus vienas iš stipriausių. Nesu gėlėmė, jau su pampersais. Bet rankos labai drebėjo ir kai reikėjo, kai priejau prie tų inkubatorių mažiukų, ten tie vaikučiai kaip 2 stiklinės vandens, ten gali su pirštu paliesti, paglostyti, bet tai buvo labai jautru, labai stipru. Tai toks mano pirmas pasimatymas buvo su jomis. O po to vaikai mane grąžino į gyvenimą. Ir Elena irgi grąžino į gyvenimą vaikai. Žinai, daug kartų kalbama, kad mes tėvai suteikiam gyvybę vaikams, bet vaikai suteikiam gyvenimą. Jie padaro mus gyvus. Jie suteikia tokias emocijas, dėl kurių nesuteiks jokie darbai, jokie pinigai, jokios kelionės, niekas. Aš iki šiol galvojau, kad mano gyvenimas apsivertė gimus vaikams. Na, ne velnio. Jisai tik tai prasidėjo tada. Tada mano gyvenimas prasidėjo, nes iki to laiko buvo komforto zona, kur gali rūpintis savim, gali rūpintis kažko, bet sulik vaikais krūtinė pradėjo plakti ne viena širdis, o 3 širdis. Ir jas visas skauda. Iš tikrųjų, tai, klausau ir Eleną matau apsišarojusi, pats tuoj beveik verksiu. Bet tiesiog bėga, Tadai, kai pasakoja, tiesiog ta visa istorija tikrai supurtanti ir aš neįsivaizduoju, aš manau, kad tu esi visiškai herojus, aišku, ir Elena yra herojus, bet tai, kad tau teko praeiti, tu buvai vienas tame iš pradžių, visiškai vienas. Taip, tu turėjai, kaip ir sakai, draugus, kurie buvo šalia, bet tai, kad tu praėjai, tai tu esi pavyzdys, manau, kiekvienam tėčiui, kad net ir baisiausioje ir giliausioje duobėje vis tiek galima rasti tą viltį ir kabintis į tą gyvenimą iš naujo. Tai tikrai labai įkvepia, sukrečia ir tikrai skatina tiesiog pergalvoti dar dalykus savo galvoje. Tai, Elena, grįžkim gal prie tavo pirmojo pasimatymo su dukrytėm. Pampersus Tadas nešė, kaip tavo pirmas. Mažiukus labai reikėjo nešti. Mano susitikimas su vaikais įvyko po 3 savaičių joms gimus. Gal taip, aš manau, kad maždaug taip, ne? Bet aš jau sutikau Tadas, čia irgi labai įdomi istorija, nes Tadas, neturėdamas patirties tėvystėje, jisai gavo 2 vaikus iš karto, ligoninėje, mažus vaikus, ir jisai ten gyveno, jomis mokėsi, kaip jas prižiūrėti, kaip jomis rūpintis. Ir man vien apie tai pagalvojus, to prasme, galvoju, kaip tai atrodo iš tikrųjų, tai man buvo labai įdomu, aš labai pavydėjau, nes aš irgi norėjau ten būti. Aš labai laukiau ir jaudinausi, aišku, kaip jam ten sekasi. Bet, sakė, jam puikiai sekasi, viskas labai gerai buvo. Ir iš tikrųjų vėl turbūt, vėlgi tie ribojimai, tie visi dalykai, dabar jeigu ten, kai gimsta tie 2 vaikučiai, tai juos gali prižiūrėti abu vaikai, atsiprašau, 2 tėvai. Tada to daryti negalėjom, tai mes po tiek laiko, po tokių išgyvenimų realiai susitikome ligoninėje jau vaikų, nes mane pervežė. Žinot, nėra, taip atrodo, ta ligoninė viena, bet skyrius skiria gatvė. Ir tai ta 50 metrų ar 100 vis tiek mane vežė su greitaja į kitą gatvės pusę. Taipgi nepaleis žmogaus ten eiti pačiam. Ir ten jau žinojau, kad aš susitiksiu ir su Tadu, ir su vaikais. Tai kai susitikom, neturėjom to laiko iš tikrųjų pabūti kartu, nes 2 žmonės negalėjo būti šalia vaikų. Tai Tadas man iš karto, labai gerai, viskas, apsikabino, pasivažiavom, taip, dabar čia tiek valandų, čia tiek gramų, čia pienukas, čia šitas, dabar tą reikės daryti, čia toks grafikas. Gerai, sakiau. Ir mes pasikeitėm ir jisai tada išvažiavo namo, tada jau aš buvau su vaikais, bet jis irgi lankyti mūsų negalėjo. Tai gaunasi, kad, aišku, man siūlė gydytojas, personalas visiškai, kuris nuostabus yra, sakė, kad man iš tikrųjų ir pačiai labai stiprybės reikėjo. Aš labai pati silpna jaučiausi ir gal iš tikrųjų tas
šiek tiek ir erzino, ir pykdė, nes taip atrodo, kad tu jau, na, kai atsitiko toks dalykas ir tu turi galimybę būti su vaikais, nori, na, viskuo atsiduoti 100% ir tiesiog jauti, kad pačiam taip stovi reikia pačiam dar sienas ramstyti, nes tiesiog, na, dar nėra tų jėgų, tai tas buvo gal man toks sunkesnis momentas. O tas susitikimas su vaikais, nu, tai žinot, nu, kaip, nemoku net papasakoti. Jis buvo mažas labai. Jis buvo labai mažas. Galėjau, aš irgi siunčiau nuotraukas. Man buvo įdomu, man buvo svarbu rašyti laiškus tuo metu, kada aš išgyvenau tos dalykus. Ir aš ranka rašydavau laiškus ir siunčiau Elenai, nes jinai juos vėliau tik tai perskaitė, bet su laiku tie prisiminimai, tos emocijos slopsta ir labai svarbu jas perduoti tuo metu. Norėjau, kad neišgyventų tą patį, ką aš išgyvenau. Tai aš šiaip prirašiau nemažai laiškų ranka, atspausdinau daug nuotraukų ir perdavinėdavau siuntas į jos reanimaciją, kad jinai galėtų pamatyti, kaip vaikai gyvena tuo metu. Tai Elena savo vaikų augimą per nuotraukas iš pradžių pamatė. Taip, žinokit, jau kai buvau pabudus, tai ten vis tiek, žinot, taip iškart visi nepatikėjo manim, kad čia jau viskas, tai jau čia jau greitai, kad jau greitai iš ten nepavyksta ten greitai iš ten išeiti iš tos skyriaus. Tai ir taip. Ten jau toksai skyrius, kur telefono nieko būti negali, tas vienintelis toksai bendravimas yra, nu, tai va, šiuo atveju, mano atveju tai buvo nuotraukos ant printerio atspausdintos vaikų, aš niekada nepamiršiu, kai aš jas gavau. O, žinote, ten tokios valandos ilgos, kai jau esi toksai sąmoningas ir vis tiek, ir žinai, kad to laiko nepagreitinsi ir tiesiog būni ir tiesiog turi sveikti, laukti. Ir atrodė man, tas laikas atrodė, kad tai yra amžinybė, kad jinai niekada nepasibaigs ir kad aš esu amžinai užstrigus čia ir aš tiesiog tai yra viskas čia ir baigsis. Man taip atrodė tuo metu, ant kiek išilgsta viskas. Ir ta laikas toks reliatyvi labai savoka tokia tampa. Tai va, ir labai buvo įdomu nuotraukas gauti. Tai net sesutės prieidavo ir sako, tai dar vaikai mūsų vaikų vardų neturėjo. Buvo parašyta kūdikis 1, kūdikis 2. Ir taip žiūrėjau, galvoju, nu į ką čia panašus tas kūdikis 1, kūdikis 2, tada visas nuotraukas gaudavau atnaujintas ir vis stebėdavau, kad jos jau yra didesnės, jau tos nuotraukos paskutinės, jau jos neduoja tokios mažas, man juose atrodė kaip kad pirmosiose nuotraukose. Tai ir aš jas žiūrėdavau, žinokit, aš jas parą vis, aš jau turbūt ten nebuvau tiek prisimegojus per tas 10 dienų, kad aš jau ilgai užmiegot po to negalėjau. Tai aš tiesiog nuolat ir ten dienos metas, ir nakties metas, aš tokią lemputę įsijungdavau ir žiūrėdavau tas nuotraukas ir jau gydytojas eidavo, tas sesutė sako, nu jau padėk gal ir vėl tu tą savo nuotrauką, sako, žiūri. Tai iš tikrųjų jos mane laikė, jos man padėjo, jos man padėjo pasveikti, žinokit, nes čia va dar tokį dalyką gal pasakysiu, kad kokia buvo sudėtinga ta situacija vaikams gimus, tai po to tai gydytojų bendruomenė buvo labai nustebusi, kad aš labai greitai sveikau. Sakė, nėra matę tokio dalyko, kaip taip atsitiko, kad žmogus visiškai nuo nulio, turbūt galima taip pasakyti, taip greitai taisytųsi, kad kiekviena diena atrodė kažkokios super galios pas mane yra. Ir aš galvoju, kad tas supergalės čia ir dėl tų vaikų, žinokit, kad jos aš turėjau kuo greičiau pas jas atvaryti. Ir jas pamatyti. Ir galvoju, nu negaligi čia ten to laiko, kiek taip atrodo, norėjosi labai ištrūkti iš tikrųjų. Tai va, tai toks buvo mūsų susitikimas, jau žinot, čia po tokios istorijos galima tik įsivaizduoti, bet tai buvo kažkas tokio. Ir žinoma, aišku, po tokių įvykių vis tiek nenori, turi persidėlioti kažkokius prioritetus gyvenime ir permastyti visą situaciją. Tai ko jūs patys išmokote šios situacijos, gal pasikeitė pasaulėžiūra į kažką, gal Tadai nuo tavęs pradėkime. Pasaulėžiūra tai nepasikeitė. Prasidėjo nauja pasaulėžiūra, turbūt naujas etapas, naujas gyvenimas prasidėjo ir aišku, vaikai visą laiką numeris 1 prioritetas. Ir tuo metu irgi reikėjo man ir į ligoninę važiuoti, pas vaikus gyventi. Aš norėjau, iš tikrųjų ten buvo sunku patekti, bet skyriaus vedėjas leido man apsistoti.
ten viskas buvo daug lengviau, negu įsivaizdavau. Vienas tarp moterų, vienas vyras visame skyriuje, bet man tikrai daug padėjo ir baisu paimti tą vaiką, aš neįsivaizduoju kitu atveju, kaip reikėtų jį paimti, kaip reikėtų nuprausti, ten pamaitinti, dar per nosį maitinimas ten vyko su žodžiu, bet tuo metu eini ir darai, keliesi, stojasi, darai ir darai, ką reikia daryti. Tai... O kaip Elena tave pakeitė šią situaciją? Žinot, aš pasakysiu tokį dalyką. Kai aš ten buvau, toj savo reanimacijai ir kai man atrodė, kad aš čia niekada neištrauksiu iš čia ir man atrodė, kad mane specialiai jie ten laiko, kad aš tik tai kuo ilgiau ten būčiau, tikrai taip man taip atrodė, nes man jau taip atrodė, kad aš jau ten tikrai galėjau kuo anksčiau išeiti iš tenai. Turiu jėgų, to lėksiu per gatvę, greitai nubėgsiu ir jau čia man jau ne vieta. Tiesiog va toks buvo momentas. Bet žiūriu, kad nieks manim kažkaip nelabai tikėjo, taip kaip aš savim. Ir tada aš taip sakiau, kad jeigu man bus lemta iš čia ištrūkti, aš viską savo gyvenime pakeisiu. Aš kitaip galvosiu, aš būsiu kitokia, tai mano bus santykis kitoks į žmonės, savo artimuosius ir iš tikrųjų žmonės, kai atsiduria tokiose situacijose, tokiose, kur, žinot, labai daug vilties reikia. Tai tikrai tu esi priverstas apie viską pagalvoti, kaip sako, ar ne, arba būna kažkokie dalykai, kai atrodo, taip išsigandau, ar kažkas atsitiko, visas gyvenimas praėjo per sekundę. Viską pamačiau, ten viską pergalvau, tai yra tokie dalykai. Bet žmogus yra toksai, būdas turbūt duotas mums irgi iš esmės, kad mes linkę greitai viską pamiršti. Ir kai tai atrodo tuo metu, tai atrodo vienai, bet kai viskas stojasi į savo vėžės, tai mes linkę daug ką ir pamiršti. Pavyzdžiui, šita situacija, tai galbūt ir gerai, kad jinai priverčia mane pamiršti, nes gyvenant visiškai kasdienybėj, mes dabar čia turime ypatingą progą susitikę, dėl to kalbamės, bet šiaip mes gyvenam visiškai įprastą, paprastą gyvenimą ir mes tikrai kasdien nekalbam apie tai ir nepesimenam, nes tai būtų turbūt neįmanoma kitaip daryti dalykų, kuriuos dabar reikia daryti. Bet tuo metu tai tikrai sakiau, kad žodžiu, žadėjau Dievuliui viską, kad tik tai pabėgčiau. Ir dažnai jisai mane paleido iš ten. Ir kartais, kai aš kažką pamirštu, tai dažnai savo primenu. Atsimeni, kaip tada buvo? Atsimeni, kaip žadėjai? Savo ir kitiems turbūt aišku, kad apie save kalba būti geresniu ir visokių kokių eusių. Ir kad tiesiog nepamiršti to. Ir pavyko, ar Dievulis paleido ir gyvenimas tęsiasi? Paleido, bet turiu būti amžinai dėkinga už tai. Ir dar tuomet labai norisi pakalbėti apie tuos iššūkius, su kuriais susidūrėte auginant ankstukės arba jau grįžus į ligoninę. Ar galite išskirti momentus, kurie buvo tokie jau sunkus iššūkiai auginant jas? Aš nežinau, kiek tie iššūkiai susijęs su ankstukėm. Aišku, mes sekdavom labai ten tos skaičius, procentilės, kada ten kaip mūsų vaikai atrodo bendram kontekste tokio amžiaus vaikų. Šiandieną jos yra ant maksimalios procentilės. Kas jau, žinokit, atrodo net tokias į aukštį ir visur į dydį. Jos atrodo, kad jau metais vyresnės net yra. Tai iš tiesų jos, jeigu taip paprasčiau pasakius, tai tikrai prisimenam tuos, turbūt ligoninė čia gal buvo sudėtingiausias tas dalykas, kada ir paleidžia tos ankstukus į namus, tada, kai jau jie pasiekė tam tikrą savo progreso lygį ir matosi, kad tai yra stabilu ir kad tai yra saugu ir kad toliau augti galima ir namuose. Tai iš tikrųjų tas svėrimas vaikų, gramų pieno valgymas ir kiek ten tų gramų sugirdi ir tada kiek sverdavom 2 kartus per dieną mažylius ir ten kažkokį ten 50 gramų, 20 gramų, 0 ir vėl ir tokios, tai tie dalykai turbūt buvo tokie esminiai, nes tu jauti, kad kai tas progresas jisai įgauna pagreitį, tai kad jau viskas stabilizuojasi ir tu esi jau greit važiuosi namo.
O žinokit, namuose tai ką, iššūkis tai tik tiek, kad du maži vaikai, tai kaip tada sakyti, du tai... Tik tiek. Tai ką? Jo, o iš tikrųjų, žinokit, vaikai pasivijo pagal savo svorį, ūgį, kitus vaikus maždaug 4,5 mėnesio atsimenu. Ir žinokit, nuo to laiko daugiau nieko neįprasta mūsų gyvenime niekada nebuvo. Tai kažkaip tai, aš žinau, kad įvairių būna situacijų ir tų pasiekmių ir sveikatos sunkumų, tai mums kažkaip tai ne tik, kad duotas buvo šis išgyvenimas, bet buvo duota ir ši dovana, kad mes jokių pasiekmių neturėjom iš tikrųjų. Vaikų raidoj, sveikatoj, jos absoliučiai lygiavertės yra augančios, gražios mergaitės, kurios dabar tai tik tai, nu ką, gyvena nerūpestingą savo išdykėlišką gyvenimą ir tiek. Tai kažkaip, aš žinokit, neprisimenu jokių kažkokių tai sudėtingumų grįžus namuose. Man sudėtinga buvo galbūt ten iki tol, kol mes galėjom grįžti į savo namus. Ligoninė buvo ten tie momentai, kada iš pradžių per nosį maitinama, tada jau atjungia aparatą nuo nosies, jau gali per burną, jau atrodo, jau vienas etapas įveiktas, ten plaučių veikimas irgi matuojamas, kiekvieną naktį aparatas pypsi, jau nusprendžia atjungti aparatą, o dar vienas etapas įveiktas. Tai per tas pirmas savaitės buvo daug tokių mažų žingsnelių etapų įveikta ir iš tikrųjų, kai jau grįžom namo, jau viskas buvo taip pat, viskas normalu. Taip. Ir mes kaip tik kalbėdami apie ankstukus dažnai išgirstame žodį superherojai, bet man atrodo sutiksite su manimi, kad superherojai nėra tik tai patys mažyliai, kiek yra ir gydytojai, kurie padeda tapti tiems superherojams. Tikrai. Tai mano klausimas gal būtų toks, gal per tas visas emocijas toje pačioje situacijos pradžioje pamiršote padėkoti ir ištransliuoti žinią gydytojams, kuriems irgi trūksta tikrai šią dieną palaikymo, tai gal jūsų tiesiog palinkėjimas gydytojams ir tokia motyvacija kartu visuomeniai, nepykti ant jų dėl kažko, bet kaip tik supras, kad jie labai padeda tai šeimai augti, stiprėti ir būti. Man atrodo, kad aš jau buvau užsiminus apie tai. Sakiau, kad man, sakau, apskritai šitą situaciją, tokia, kaip, net nežinau, kaip ją pavadinti, kad sutikite tai, ką šiandien išgirdom, kuo mes pasidalinom, tai yra visiškai buvo atsidavimas gydytojų rankas, kažkokia, manau, dalis ir lemties, ir sėkmės, kuri mus lydėjo, bet iš tikrųjų tai yra juodas darbas visų. Juodas darbas visų žmonių, kurie nepaprastai yra svarbus, kurie yra neabejingi, kurie yra labai šilti, kurie rūpinasi, kurie serga, išgyvena ir verkia, taip pat kaip ir mes tos mamos, kurios patenkam į tas situacijas, negalėdamos galbūt paimti savo vaikų ant rankų, priglausti, pamiluoti. Ir tos moteris visos, aš kažkaip apie moteris kalbau, nes daugiausiai teko laiko su jomis praleisti ir tai jos, nežinau, man tai yra žmonės, kurie yra daugiau negu tik tai ir aš visą gyvenimą būsiu jiems labai labai dėkinga už savo dabartinę laimę. Tadai, gal pridėsit kažką? Aš tik tai galiu paantrinti Eleną ir iš tikrųjų jų visų parodytas žmogiškumas, rūpestis mūsų šeimai įkvėpia mus pačius būti geresniais, atliepti kitiems žmonėms tą patį, ką mes galim padaryti. Tai tikrai jie mūsų herojai. Taip. Ir tuomet, kadangi jau turime vainikuoti mūsų pokalbį, tai tiesiog noriu visą laiką užbaigti visus pokalbius klausimų ir iš jūsų žinutės ištransliavimo ankstukų pačiai bendruomeniai, tai toks palinkėjimas iš jūsų lūpų arba vienu žodžiu pasakymas, ko jūs linkite šiai bendruomeniai arba tiesiog mintis, kurią norit pasidalinti. Aš žinau, kad šeimos mes turbūt vis tiek vienaip ar kitaip esam kažkaip paliesti ar susiję, ar ne, šioje bendruomenėje, šioje temoje. Ir žinau, kad kai būna tas etapas, jisai šiaip pakankamai gyvenimo perspektyvoje jis yra ganėtinai trumpas. Bet tuo metu, kai tu jame esi, jisai taip prailgsta, jisai atrodo begalinis yra. Ir atrodo, kad tu esi užstrigęs
tokiam laike, iš kurio tu niekada neišeisi. Todėl, kad man dabar atrodo iš viskas, kas čia buvo, man atrodo niekis. Tai prasme, tikrai žinokit, man taip atrodo. Bet tuo metu atrodė, kad tai, sakau, labai turbūt tas laiko tą perspektyvą ir ta kiekviena diena, kiekviena minutė ir tu esi tiesiog įkalintas visos tos situacijos ir nieko negali pakeisti. Tai tiesiog noriu pasakyti, kad jeigu jūs kažkas tai taip jaučiatės, ar kažką tokio, ar surezonavo, ką aš dabar pasakiau, tai žinokit, kad tai labai greit pasibaigs ir kad tai yra toks laikinas etapas ir jums daugiau niekada nereikės apie tai galvoti. Kad jūs esate ne vieni ir jeigu kažkam pritrūks vilties, pagalbos ar šilto pokalbio, parašykit ir man. Aš tikrai labai mielai pabendrausiu, galbūt galėsiu padrąsinti. Ar mama, ar tėtį, nežinau, nes žinau, kai mums tai buvo, tai mes kažkaip neturėjom galimybių bendrauti su kitais, bet dabar yra tikrai nesudėtinga tą padaryti, poros mygtukų paspaudimus susirasti bet kokį žmogų. Tai mes su Tadu tikrai esame tie žmonės, kurie padėsime, įkvėpsime ir padrąsinsime, nes žinome, kad tai yra labai svarbu. Ir mes visuomet būsime šitos bendruomenės dalimi. Todėl ir jūs niekada nesijauskite vieniši. Tadai, ar pridėsi kažką? Noriu palinkėti visiems ankstukam ir ankstukų tėveliam. Būkite sveiki, būkite atsparus, būkite džiaugsmingi. Ir būkite mums šviesa ir priminimas, kad net ir mažiausias gali tapti didžiausiu. Net ir silpniausias gali vieną dieną daryti didžiausią įtaką žmonijai ir pasauliui. Svajokit ir tegul jūsų svajonės pildas. Tai ačiū Jums labai. Ačiū už tą šiltą, tą pamokantį, tą tikrai pokalbį, kuris, manau, kiekvieną gali įkvėpti ir padrąsinti ir žinoti, kad viltis ir tikėjimas visą laiką yra. Ir aš manau, kad tikrai jūsų dukros jau neša svarbę žinutę pasauliui, būdamos ir su savo istorija, ir su savo ateimu. Tai man belieka palinkėti sveikatos ir jūsų šeimai, ir visiems, kurie mus stebi. Ir, aišku, skirtingos spalvos turi net 2 tradicijas, kurias mes visą laiką su savo pašnekovais įgyvendiname. Tai dabar yra iniciatyvos žmogeliukas, simbolis, kur mes prašom kiekvieno herojaus užrišti vilties kaspinėlį. Tai kadangi ankstukų laida ir ankstukų tema pažymi purpurinę spalvą, tai įteikiu jums po kaspinėlį. Išsirinkit, kurią norite vietą žmogeliuko. Ir taip pažymėsit buvimą kartu su iniciatyva. O publika, manau, kad gali palydėti šiltais irgi aplodismentais. Ačiū Jums. Ir dar viena tradicija, nes sakiau, kad yra 2, o tik tai viena buvo įgyvendinta, tai irgi visą laiką skirtingos spalvos savo herojams įteikia rankų darbo marškinėlius, kuriuose atsispindi būtent tų herojų istorijos. Tai čia matote būtent jūsų apipavidalintą istoriją mene. Tai yra debesėlius, kuris yra tėvai, kurie visą laiką apgaubė savo mažėlių šilumą. Ir čia matote, aišku, dvynukes. Tai taip, tai įteikiu marškinėlius. Ačiū labai. Įteikiu dovanas irgi skirtingų spalvų. Prašau. Ačiū Jums labai. Prašau. Na va. Taip. Ačiū Jums, tuomet palydėkime Eleną ir Tadą aplodismentai. Ačiū. Taip, o aš noriu padėkoti, žinoma, visiems, be kurių šis renginys nebūtų įvykęs. Tai iš visos širdies noriu padėkoti Kombo ir Sudi įmonėms, kurios kiekvieną kartą padeda įgyvendinti renginius ir transliuoti žinią apie mus. Dėkoju Vilniaus miesto savivaldybei ir Vilniaus rotušei už suteiktą renginio vietą. Taip pat noriu padėkoti LRT Kauno diena ne tik už galimybę transliuoti šį renginį, bet ir tapimą šio renginio informaciniais partneriais. Didelį ačiū tariu ir kitiems informaciniams partneriams, tai yra 15 minučių portalui JCDeko Lietuva, Radijui Tau, Ovex ir ToGo, Eta Plus, Lietuvos sveikata, Cinnamon, Mano daktaras ir daugeliu kitų. Taip pat tariu ačiū įmonėms Adorno amerikietiški baldai, Jungle Flora ir balionų namams už scenoje esančius rekvizitus. Na ir žinoma, dėkojame renginio draugams, tai įmonė Šviesos įranga, mikroautobusų įmonė Rajesas, restoranui No Forks Mexican Grill
Bei už dovanas tariu ačiū BioClub, Alma Litera, Kidį, Kakė Makė, Meilė Betonui ir Birštono mineraliniams vandenims. Tikiuosi, kad padėkojau visiems. Tai noriu padėkoti tie, kas stebėjo tiesioginę transliaciją. Tikrai visi pokalbiai, tiek ir herojaus istorijos, tiek ir viso renginio apie ankstukus bus pasiekiami kiek vėliau skirtingos spalvos platformose. Tad dar kartą dėkoju jums visiems, kad buvote kartu. Linkiu jums gražaus likusio sekmadienio vakaro ir susitiksime kitose mūsų renginiuose. Aš